Muitinė už tarptautinių sankcijų pažeidimą Lietuvos įmonei skyrė daugiau nei €1 milijono baudą. Ukraina praneša kontroliuojanti Rusijos Sudžos miestą Kursko srityje. Švenčiant žolinę, sostinės gyventojai ir svečiai šią dieną sieja su maloniais prisiminimais. Dabar 6 valandos vakaro. Su žiniomis Edvinas Kučinskas. Muitinė praneša už tarptautinių sankcijų pažeidimą skyrusi €1,270,000 baudą įmonei. LRT klasika. Muitinė už tarptautinių sankcijų pažeidimą Lietuvos įmonei skyrė daugiau nei €1 milijono baudą. Ukraina praneša kontroliuojanti Rusijos Sudžos miestą Kursko srityje. Švenčiant žolinę, sostinės gyventojai ir svečiai šią dieną sieja su maloniais prisiminimais. Dabar 6 valandos vakaro. Su žiniomis Edvinas Kučinskas. Muitinė praneša už tarptautinių sankcijų pažeidimą skyrusi €1,270,000. Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Tomas Paulius Misiūnas ir 200 sekundžių informacijos. Rusija nusiųs papildomų pajėgumų ginti prie Ukrainos sienos esančios Belgorodo srities, ukrainiečių kariams tęsiant įsiveržimą į gretimą Kursko sritį. Tai paskelbė. Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Tomas Paulius Misiūnas ir 200 sekundžių informacijos. Rusija nusiųs papildomų pajėgumų ginti prie Ukrainos sienos esančios Belgorodo srities. Radio stotis Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Tomas Paulius Misiūnas ir 200 sekundžių informacijos. Rusija nusiųs papildomų pajėgumų ginti prie Ukrainos sienos esančios Belgorodo srityje. Dabar Lietuvoje 12 valandų. Čia Radio centras. Sveiki, čia Radio centro žinios, aš Irena Maksimova. Šakių rajone šįryt autobusui nulėkus nuo kelių ir apvirtus sužaloti 26 žmonės, jie nugabenti į ligonines. Iš viso autobuso maršrutu Kaliningradas Ryga važiavo 47 keleiviai. Lietuvoje vidurdienis, eteryje žinios, aš Evelina Želvytė. Per šio ryto avariją Šakių rajone apvirtus autobusui sužeisti 26 žmonės, iš jų 4 sunkiai. Visi jie išvežti iš Šakių ir Jurbarko ligoninės. Lietuvoje vidurdienis, eteryje žinios, aš Evelina Želvytė. Per šio ryto avariją Šakių rajone apvirtus autobusui sužeisti 26 žmonės, iš jų 4 sunkiai. Rock FM. Rock FM. Lietuvoje vidurdienis, eteryje žinios, aš Evelina Želvytė. Per šio ryto avariją Šakių rajone apvirtus autobusui sužeisti 26 žmonės, iš jų 4 sunkiai. Visi jie išvežti iš Šakių. Мировые хиты. Мировые премьеры. Радио R. В Литве 12 часов дня, полдень, а в эфире Радио R сейчас все самое актуальное. Малообеспеченные семьи, воспитывающие детей школьного возраста, в этом году получат большую по сравнению с прошлым годом помощь на...
Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Už sankcijų pažeidimą Lietuvos įmonei skirta daugiau negu 1 milijono eurų bauda. Pasipriešinus savininkams stringa daugiabučio Konstitucijos prospekte renovacija. Klimato aktyvistai surengė protestus keliuose Vokietijos oro uostuose. Šalyje 17 valandų. Su jumis Dovilė Servienė. Sveiki. Į Lietuvą iš Rusijos anglį ir kaučiuką importuojančiai įmoniai už tarptautinių sankcijų pažeidimą. Žinių radijas. Dabar 10 valandų. Žinios. Prezidentas teigia pasirinkęs į eurokomisarus deleguoti Andrių Kubilių, nes jis plataus profilio politikas. Izraelis sutiko su Jungtinių valstijų siūloma sutartimi dėl įkaitų paleidimo. Žinias rengiame pagal BNS, Eltos ir užsienio naujienų agentūrų pranešimus. Prezidentas Gitanas Nausėda kandidatą į eurokomisarus Andrių Kubilių vadina aktyviu ir nuosekliu politiku. Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Energijos skirstymo operatorius praneša, kad tiesioginius audros sukeltus nuostolius